Ar jau pasiruošęs? Taip? Yes! Čia laida tarp mūsų mergaičių. 1, 2, 3, go! Šios dienos tema yra labai rimta. Tai yra gyvenimas sovietinės Lietuvos mieste. Tai manau, tai reikia ieškoti protingų žmonių, ar ne? Man linksmėk daugiau. Einam ieškoti pakeleivių. Labą dieną. Labą dieną. Ar atsakytumėte man į keletą klausimų? Atsakyčiau. Gerai. Kur jūs gyvenate sovietmečiu? Ar mieste, ar kaime? Mieste. Ir ką čia veikėt? Dirbu statybose, stačiau visokios pramonės įmonės, pavyzdžiui, kaip Panevėžio kranas, Jonavos ir Kėdainių trąšų gamyklos. O kiek daugiabučių pristatė? O norėčiau paklausti jūsų labai įdomaus klausimų. Kaip jūs pramagaudavot laisvalaikį? Oi, mašėlės, vaikštom po visokius šokius. Nu, vieną žodžią suprantu. Tema tokia. Gerai, ačiū jums labai iš kokios. Tai buvo pirmasis mūsų šiandienos pašnekovas. Man reikia daugiau. Einam. Einam. O tai pardė! Aš Myklė, ar galėtumėte man atsakyti porą klausimų? Gerai. Ką jūs manote apie sovietmetį Lietuvoje? Na, tai iš tėvų pasakojimų buvo prekių deficitas. Kai sakė tėvai, kad stovėjo didelėse eilėse ir buvo sunku išgyventi. Ką? Kaip? Sunku išgyventi. Ką jūs žinote apie Chruščiovą? Na, žinau, kad jis buvo SRS vadovas, rimtas vyras, Gražus. keistuolis. Pilka asmenybė. Užsakino kukurūzais nusigopinti nuo JAV. Vyro didžiulė cenzūra. O su Lietuva tai nelabai. Ane. Matau operatorių. Gerai, labai ačiū jums už šį pokalbį. Geros dienos. Visi šie atsakymai yra įdomus ir gan tikslus, tačiau vis tiek norėčiau pridurti keletą tikslesnių faktų. Daugelis Lietuvos gyventojų kėlėsi gyventi į miestus. Vyrdavo lietuviai, tik Vilniuje jie sudarė 48%. Būdavo daug rusakalbių. Lietuvoje miestai palyginus su kitais SSRS miestais buvo labiausiai pasiturintis. I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want.